Šiandieną kalbėsime apie 5 minučių rytinio makiažo receptą. Šis makiažas paslėpia visus jūsų odos trūkumus, paryškina privalumus ir suteikia švelnų žvilgesį jūsų veidui. Mums prireiks šių ingredientų: valomojo vandens veidui, dreikinamojo kremo, pasirinkite atitinkamą veido odos bazę, paakių maskavimo priemonę, lengvos konsistencijos kreminės pudros, o taip pat švytinčios fiksuojančios pudros, matinių skaistalų, antakių šešėlių, blakstienų tušo ir žinoma lūpų blizgesio. Masažinėmis linijomis nuo ant veido centrinės dalies pašaliname odos nešvarumus. Veido odą padrėkiname drėkinamuoju kremu, padengiame labai ploną sluoksnį. Palaukite keletą sekundžių, kol kremas įsigers ir perteklių nuimkite su servetėle. Pagal savo odos tipą pasirinkite veido odos bazę prieš makiažą. Šiuo atveju aš naudoju silikoninę bazę, suteikiantį veidukui tolygumo ir matinio efekto. Paskirstykite ją palei visą veido odą plonų sluoksnių. Pasirinkite lengvos konsistencijos kreminę pudrą skirtą mišriai odai, tai gali būti satininė pudra, ir padenkite plonų sluoksnių visą veido odos paviršių. Teptuko pagalba šiek tiek perbraukite ties kaklo zoną, kad sulygintumėte atspalvį veido odos su kaklo oda. Fiksuojame kreminę pudrą su švytinčia sausa biria pudra. Ant užfiksuoto veido skaistalo pagalba šiek tiek paryškiname skruostikaulius. Keliaujame prie antakių formavimo. Pasirinkite šešėlio spalvą artimiausią jūsų plaukų spalvai. Šešėlis neturėtų būti labai tamsus. Suformuoti antakį turėtų atrodyti labai natūraliai rytinėme makiaže. Todėl padenkite šešėlio spalvą tik tais tose zonose, kuriuose trūksta plaukelių, ir sulyginkite esančią antakių asimetriją. Kempinėlę perbraukėme per judrųjį voką, kad nuimti perteklį. Pasiėmus natūralaus plauko teptuką, galime užfiksuoti visą judrųjį voką su ta pačia pudra, kurią fiksavome veidą. Pagal jūsų poreikius pasirinkite tušą. Šiandien aš naudosiu tankinantį ir įlynantį. Beliko padažyti lūpas. Naudoju šiuo atveju blizgesį, o atspalvį pasirinku artimiausią skaistalų. Spindintis veidas, plius pasitikėjimo savimi prieskonis, šiek tiek spindinčių akių ir žavinga šypsena pakerės kiekvieną.